Tai labą dieną visiems ir džiugu pristatyti, kad pas mus yra ir kūrinys, ir autoris vienu metu skaitas, tai džiugu yra pristatyti Remigijų Treigį, katras atvažiavo į Plungę ir atvežė savo kūrinį. Pats apie kūrinį gal daugiau pats pristatys. O aš norėčiau, kaip sakom, pasidžiaugti, kad mes galim daugiau dabar šias metas galėsim daugiau parodyti gal iš tolimesnių kraštų atvažiuojančių menininkų, tai ir iš Latvijos, ir iš Estijos, tai ir gal tolimesnį ir Lietuvos kampų, ir iš Vilniaus, kaip sakant, iš tų kraštų. Tai todėl, kad Kultūros ministerija parėmė mūsų projektą, vandens bokštą projektą praėjus Čiurlioniui. Teik trumpą aš įžangą, aš nežinau, gal Remigijus galėdavo ar irgi kažkiek taip praplėsti apie savo kūrinį. No. Tai labą dieną. Čia rytas, tiesiog dabar sunku pasakyti, pirmą kartą esu dalyvauju parodos atidarime ir iš ryto, kad paprastai parodos vyksta vakarais, bet čia labai taip, smagu ir netikėta ir iš tikrųjų tai ačiū už pakvietimą ir esu labai maloniai nustebintas, labai miela jauki aplinka. Kažkaip visą laiką dažnai pravažiuoju, būnu Plungėj, bet visą laiką tiesiai praeina arba į kitą pusę pasakyti, čia dabar toksai yra labai malonus atradimas. Tai čia eksponuoju vieną darbą, kur iš ciklo peizažo stebėjimas ir nieko daugiau čia nėra. Šitas konkrečiai darbas vadinasi peizažo fragmentas ir šitas darbas yra atliktas, na, tokia technika, tai yra ant sidabro bromido fotopopierius, kurio galiojimo laikas jau yra pasibaigęs ir jis yra nenaudojamas pačiai fotografijai, jis yra tiesiog apšviestas saulės šviesos ir ryškalų fiksažo ir kitokių priemonių pagalba yra sukurtas vaizdas. Ir tai yra vienetinis atspaudas, jis nebepakartojamas ir su pieštuku yra truputį visokių tenai pripaišytas stulpų. Man visą laiką kažko tai norisi, visokių dar, jeigu kažko trūksta, tai dar tiesiog toj vietoj pripaišau su pieštuku arba kažkokiam kitom priemonėm arba įbrėžimus į emulsiją. Nes man visą laiką yra įdomu, padarius darbą, jisai, tarkim, pas mane dirbtuvės studijos vienaip atrodo. Ir turbūt visi žino tą, kurie eksponuojasi, kad jeigu tu jį kažkur pakabini kažkokioje visiškai kitoje erdvėje, jisai vėl pradeda visiškai kitaip kalbėti. Šiuo atveju ir šitas vėl, jis turi visiškai kitą erdvę, jam užduoda tam tikrą toną, kontekstai užduoda. Tai irgi toks buvo pasitikrinimas. Tai taip, tai yra antrą kartą, kada eksponuoju po vieną darbą, galbūt, o gal ir dabar bandau prisiminti, bet turbūt, kad nebuvo, nebent labai seniai, bet ne. O dabar tas pasirinkėms, kaip sakant, kad dalinatės, ne, viens kits, ar lengviau ir iš tikrųjų dalyvauti parodo, kur daug darbų yra ir pasirinkti tus darbus, ar, pavyzdžiui, jums sako, vieną kūrinį reikia. Kas yra paprasčiau, dabar, ar? Geras klausimas, dabar gan... Nes, supratau, jo, bet savotiškas turbūt yra iššūkis irgi kaip tą vieną darbą. Suprantat, yra
vienintelį dalyką išrinkti. Tai yra, pakankamai... Kaip atpažins jo, plungį. Kaip atpažins plungį, jo, iš to vienintelio nepakartojamo. Ir taip. Ja, gal kas šiaip, jos gal kažką mintį. O, aš tikrųjų. Kuris klausė. Juozas, gal ką nors užduodu. Iškart galėčiau visus 3 paklausyti. Nu tai paklaus, Juozas. Ne, labai džiugu, kai tokio didžio žvaigždės sutelpa į tokio mažo formato parodas ir pasirodo tokiuose miesteliuose, kurie yra išalkę arto, meno ir taip toliau, tai čia vien tik džiaugsmas ir malonumas. Bet aišku, mes kaip paprasti kaimiečiai turime paprastų kaimietiškų klausimų. Aš irgi iš kaimo. Kilęs iš kaimo. Jūros. Ne, tai vaikystė. Bet jūs gyvenat Klaipėdoj, tai jūs jau vis tiek miestietis, mūsų akim žiūrint, jūs ir autobusai. Bet pas jūs irgi autobusas buvo. Kol aš važiavau į Plungę, niekaip negalėjau pralenkti autobusų, nežinau, kilintas tas numeris važiavo, jis taip netai važiavo. Jo. Ir aš galvojau, taip jo, tai aš galvoju. Klaipėdoj daugiau šansų aplink. Jo, ten yra platesnė. Aš turėjau galvo, net pavėluosiu jų atvažiuoti. Pasibaigusios garantijos fotopopierius, ar jūs norit pasakyti, kad ir peizažas pasibaigęs yra? Žiūrėjimas į peizažą, reikia ieškoti kitų formų, kitų dalykų ir tas santykis tarp tos medžiagos, kad tai jau nebėra tai, kas funkcionuoja fotografijoje, dažniausiai naudoja nepasibaigusios garantijos popierių. Ir kai lygini su tuo, kad tai jūs kalbate apie peizažą, tai jūs galbūt kalbate apie po peizažą, arba praėjusį peizažą. Kaip susuktas. Meno daktaras. Meno daktaras. Giliai kapta. Giliai meno daktaras. Nu jo. Jo, kaip čia dabar taip irgi atsakyti. Jo, matai, čia ir yra, tas ir yra ciklas mano peizažo stebėjimas ir nieko čia daugiau nėra. Prašau čia nieko daugiau neieškoti, aš tiesiog stebiu peizažą ir prašau čia neuždavinėti tokių klausimų. Čia nieko nėra. Tai yra tuščias peizažas. Yra tuščias peizažas, yra horizonto linija, kuri dominuoja pas mane kūrybai. Aš pats kažkaip netikėtai kiti pastebėjo, sako, bet pas tai visur yra horizontas. Ir tiek, jeigu interjeriniuose dalykuose ar dar kažkur, tai kažkas tas motyvas visur ta horizonto linija, tai aš galvoju, gal tai mane veikia kaip Pamario krašto gyventoja. Aplinka ta vis tiek žmogų veikia. Veikia ta aplinka, jeigu aš gyvenčiau ten, kaip sakau, kažkur tarp kalnų, mano galbūt kitas visiškai būtų peizažas. Ir tas lygumos horizontai, man kaip žmogui, kaip menininkui, turbūt yra nori įsigėrė. Jo, peizažas pasibaigia už to horizonto linijos, jisai pasibaigęs yra. Arba, kaip aš sakau, peizažas, horizontas, jis niekada jeigu mes žiūrėtume į jūrą, ar ne, jūros horizontas, jis yra dabar toks pat ir buvo prieš 100 metų ir prieš 1000 metų. Jisai nieko nesikeičia, ne? Ta linija yra linija ir viskas, yra horizontas. Galbūt tik tai karts nuo karto atsiranda kažkoks laiko ženklai, kažkoks burlaivis arba kažkoks kitoks laivas praplaukė. Mano darbuose nėra dokumentikos. Aš nedokumentuoju situacijos. Tai yra, kaip aš sakau, mano darbuose, mano fotografijoje yra, tai galėjo būti, tai yra, tai dar bus. Tai vat ir tas peizažas, jis dar gali būti toks. Gal jis ir buvo, gal jis ir yra, bet jis ir gali būti dar toks. Nes jame neegzistuoja jokių atpažinimo ženklų. Ir pas jūs pasirodo elektros stulpai. Taip. O elektrą mes... Gali būti įvairių nuomonių, ypač dabar, kai peizažą darko šitie vėjo malūnai, kurie ne tik bitės nupučia, bet ir mūsų visą peizažą keičia.
Anksčiau irgi labai buvo rimtos diskusijos, kai radosi elektra, kaip pakeitė mūsų peizažą, kaip įsivaizduoti peizažą be elektros laidų. Nes tai tam tikras triukšmas. Taip, tai funkcionaliai, tai reikalinga, sakykime, tie malūnai, jie duoda pigios elektros energijos. Bet jūsų kaip menininko pozicija, ar nesinorėtų išjungti tos dalykus? Ar tai yra daugiau gražinimas, ar yra pozicijoje ir to, sakykime, ironijos arba noriu pasakyti, kad tie elektros stulpai yra estetika, ar tik estetika, ar reikia ir giliau pažiūrėti už to horizonto? Jo, aš apie tai, visai neseniai apie tai galvojau, iš kur pas mane tie elektros stulpai. Jeigu jų ir nėra, aš juos pripaišau, kaip būtent šitame peizaže. Nes jeigu pasižiūrėti mano fotografijas, tai iš tikrųjų horizontas ir tas stulpų, tų vertikalių atsiradimas man yra kažkaip įstrigti, tai yra nostalgiškas dalykas. Iš vaikystės atėjęs, aš taip sakyčiau. Nes aš pats gyvenau irgi kaime ir tas toksai, tas horizontas ir tas stulpų, jis kažkaip yra įstrigęs, net ir žiūrėdamas vaikystės savo fotografijas, aš matau, kad aš su tėvais stoviu tolumoje yra tie stulpai. Tai vėl čia grįžtant prie to pačio, galbūt mane kaip horizonto linija formavo, tai tie stulpai irgi kažkokie matomai, mes visi turim savo kažkokias atminties dėžutės savyje, kažkokias nostalgijas, vaikystės prisiminimus. Ir tie dalykai, jie kažkaip žmoguje, manyje nusėda ir norom, nenorom jie išplaukia ir jie atsiranda. Tiesiog jie nėra kažkokie tai dirbtinai, kaip sakai, galbūt pagražinimai. Taip, galbūt tai yra kažkokie kompoziciniai elementai, yra kažkokie tai įneša, bet tai yra natūraliai atsiradę tos vertikalis, tie stulpiukai, nes aš ir kaip ir patapau kartais, man patinka suspalvoti formatus, patapyti, tai ten irgi atsiradė tos visur vertikalės, tie stulpai norom, nenorom, jie mulčiai įbrėžiami yra. Ir tai aš galbūt taip paaiškinčiau, ir iš kitos pusės tai yra labai sunku turbūt paaiškinti, iš kur tie dalykai atsiranda. Yra dalykų, kurių negali kūryboje paaiškinti. Tai nėra formulė, tai nėra matematika, kurias tu išaiškinsi. Aš tada užduosiu irgi jums visiems klausimą. Tarkim, kaip jūs prisimenat savo vaikystę? Spalvotą ar nespalvotą? Saldžią. Tau tu saldžią. Pavyzdžiui, aš kažkodėl tai atsimenu savo vaikystę nespalvotą. Aš laiką galvoju, tai kokios spalvos buvo mano rūbai, kokios spalvos buvo žaislai, man viskas yra tokiam nespalvotam variante. Ir galbūt dėl to, kad ta fotografija, medija, ten televizija, viskas buvo nespalvota, tai tas galbūt ir yra įstrigę. Ir tie visi, nežinau, horizontai, stulpai, vertikalės, horizontalės ir peizažų stebėjimas ir nieko čia daugiau nėra. Čia kartu ir ironija yra. Nes yra toksai darbas, tarkim, lyg tai stebiu peizažą pro autobuso langą. Galima susirasti darbą, mano tą darbą Instagramui, galima pasižiūrėti. Tai yra toksai, lyg tu važiuoji, pralėki ir tą stebi, nuobodžiauji kartu ir tu stebi tą peizažą ir jūs čia palikite mane ramybėj, čia nieko nėra, aš tiesiog jį stebiu. Bet yra smagu, kada mes atsiranda kažkokių klausimų žiūrovui ir tada įvyksta, kaip aš sakau, įvyksta susikalbėjimas, banga pagauna diapazoną, mes pagaunam, reiškia, įvyksta kažkoks susikalbėjimas, kaip radio imtuvas, ne? Sukam, prasukam, neįdomu, kažkas taiga mums sudomina, mes sustojam. Tai irgi žiūrovas, pavyzdžiui, jūs galite visiškai praeiti pro tą darbą ir nieko baisaus, aš suprantu, nes kažkam tai vis neužkabino, kitas gali sustoti ir įvyksta dialogas. Dialogas su praeitim, su savim, su manim, kaip, tai taip. Jūs tapot ryškalais, taip išėjai? Taip, tai yra... pavadinkim taip, tai yra
Tai yra daroma saulės šviesos lauke, reiškia apšviestos saulės šviesos. Ir ryškalai, fiksažas, raudonoji kraujo druska. Viskas yra šalia. Viskas šalia ir yra toksai, reiškia, vis tiek, galvoj tu turi kažkokią, pradinį sumanimą piešinį kažkokį. Ir yra tas tapimas, aišku, yra improvizacinių momento daug, nes niekada nežinai, tai nėra, kad tu nusipaišai pradžiai su pieštuku ir ten aišku, kažkur pasižiūrėjau. Nepaklūsta. Jo, tai yra labai tokia, labai greiti, jo, ta pati medžiaga, jinai labai tiesiog reikia. Jo, čia yra toksai labai, bet raudonoji kraujo druska šiuo atveju yra kaip trintukas man. Nes technologiškai raudonoji kraujo druska, jinai išvalo nereikalingas detalės jau. Šitas kažkas, net nenaudojamas joks fotoaparatas, jokia optika nenaudojama. Šiuo atveju taip, tai yra šviesoje tik tai fotopopierius naudojama. Šviesai jautri medžiaga. Sidabro bromidas. Tai yra želatino popierius padengtas sidabro, bromido ir želatino pagrindu. Jis kada yra atmirkęs vandeniu, kaip želatinas ištirpsta vandeniu, tai tampa paklusnus minkštas ir jis priima tą ryškalą, fiksažą ir raudonąją kraujo druską. Ir technologiškai tu su juo, reiškia, žaidė. Aišku, paskui gali jį pasivežęs, reiškia, vėl yra dabar vieną darbą, kurį aš jau 8 mėnesių niekaip neužbaigiu. Ir taip žiūriu, ir taip, tai vėl atmirkai ir vėl ten kažką bandai užtušuoti, užpaišyti arba dar kažką. Visiems atrodo, kad fotografija, teoriškai fotografija atrodo greitas momentas. Akimirka, ne? Tai prigimtis fotografijos yra greitai padaryti, ypač dabar skaitmenoj, kuris sugadino labai daug ką gadino, matymus, mąstymus, bet ne apie tai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad man fotografija yra labai lėtas procesas. Aš tapau darbą greičiau negu fotografuoju. Nes tapyba man irgi, jeigu aš tapau, tai jis yra toksai emocinis, labai toks, įsiliejimas, su spalva, su dažais, ir ramu. O fotografijos procesas yra, ir šitoj technologija, kur dabar peizažo stebėjimas ir nieko čia daugiau nėra, jis yra gan lėtas. Nes padarai, vėl, paskui jisai, vėl jeigu negerai, vėl atmirkai tą emulsiją, gali kažką ištrinti, gali pridėti, atimti. Jeigu reikia ir formatą, jeigu noriu, galiu apkarpyti, sumažinti, aš matau, kad man to reikia.